žodžiu, yra tokis eksperimentukas, vienas, kurį aš noriu padaryti, tai bus juokinga ir aš nežinau net kaip pradėti. Daugelis gal nežinot, kas yra Windows XP, nes bus tokia auditorija arba tie, kurie neturėjo kompiuterių tais laikais, arba tie, kurie, jūs žinot, kiek jums metų tų ir neaugot. Bet aš vieną mainstreamą pasakysiu, tai šitas mainstreamas prasidėjo 21, ne, prieš 22 metus ir baigėsi balandžio 8 dieną 14 metais, tai gali būti 13 metų, ne, 13 metų. Ir yra toks dalykas, kad yra vienas toks juokingas dalykas, kad driveriai kai kurių kompiuterių yra prieinami, kaip pavyzdžiui va šito dalykėlio. Dėl ko aš taip sakau? Šis kompiuteris nėra naujas, 2012-13, jeigu neklystu, ir driveriai kai kurie yra prieinami. Ir šiaip driverius vadinsiu gal tvarkyklėm, nes prisikabins tokių žmonių, kad sakys, oi, čia lietuviškai, ne angliškai prašom, tai yra tokių gerų dalykų. Tai visų pirma, aš juos parsisinčiau ir norėčiau pabandyti ir pasižiūrėti. Ir vakar kaip tik žiūrėjau šitą eksperimentą pamėgint, kažkas spaudė F7, jeigu neklystu, į diegimo pradžią, tai aš noriu pamėginti, jeigu tai susiveiks, tai bus kaip antras atgimimas, jeigu turit kompiuterį, kurio jūs nenaudojat ir tiesiog norit pažaisti senus žaidimus, panaršyti internete ir taip toliau, aš galėsiu ant prikolo parodyti, kaip pasijungti internetą ant šito dalyko, kad jūs 90-aisiais būtumėte, bet yra kai kurių nuėmimų. Tai visų pirma yra tokias dalykas, kad Windows XP 32 bitų, jie palaiko tik iki 2 GB. Tai yra problema. Visų antra, kodėl ne 9.5, kodėl ne DOS? Visų pirma, Windows XP turi ir tą. Tai kas yra juokinga dėl to, nes DOS prieinamas vis dar ant XP-no ir galima žaisti be jokių ten driverių ir taip toliau. Tuo tarpu, kai tu įsidegi realų DOS kaip FreeDOS ar ten dar kažką, yra problema. Tu negali panaudoti driverių. Tai yra ten tų Sound Blasterių ir taip toliau. Tavo kompiuteris nežino. Tuo tarpu XP žino, ką daryti ir kaip juo naudotis. Tai važiuojam dabar į sceną, pasižiūrėsim, kaip veikia. Jo, šiuo metu filmuoju telefonu, nes sveikučiai. Tai dėl ko? Visų pirma, aš neturiu tų, kaip galima pasakyti, screencasterių ar kaip ten jie vadinasi, kur prijungi prie kompiuterio, paskui per kompiuterį filmuoja. Tai jo. Ir aš ką sužinojau, tai kad reikalingas Windows PE. Kas nežinot, kas Windows PE, tai Windows portabili versija, kuri pasileidžia per USB ir tik per USB veikia. Paskui, kai USB atjungia, įsitrina viskas. Tai yra kaip operacinė sistema, kaip Windows 10 instaliacija, tai kažkas tokio. Tai pirma, ką aš padariau, tai kelis dalykus. Tai aš dabar pasijungsiu į BIOS ir taip mano ekranas yra šūdinas ir matote EFI. Dėl ko aš padariau EFI, tuoj pasakysiu. Tai visų pirma, man netvarbu būt išjungkit, nes paskui gali būti problemų, ir IDE modas. Dėl ko IDE, o ne ASCII? Dėl to, nes yra problemų su operacinė sistema, tai yra Windows XP, yra problemų, kartais jie nesuderinami. Tai kaip matote, aš pasiruošiau savo USB iš DD ir matote, boot mode turi būti legacy. Yra UEFI, bet Windows XP visiškai UEFI nesuderina,
tai galime išsaugoti nustatymus ir eiti į F12. Kad tai, jau matot mano grafikos plokštę, prie to dar grįšiu. Tai, matote, viskas veikia ir turėtų po kokių 2-3 minučių pasileisti. Jeigu darote tai ant Linux bus sunkiau viską daryti, kaip paleisti. Geriausia turėti nereikalingą kompiuterį, kurį jūs panaudosite ant XP, ir kitą kompiuterį, kuris turi Windows ir galite per rūfus viską įkelti. Nebent jūs turite virtualią dėžę ir jums pavyks taip susiveikti. Gerai, čia grįšim, nes dar ilgai kraušia. O, Windows Vistos įjungimas. Tai va, žiūrėsim. Bus įdomu. Dėl ko šitas ekranas, tai čia visiškai dovanotas kompiuteris. Aš nežinau, kas šitam ekranui nutiko, bet aš pasižiūrėsiu, gal bus galima jį pakeisti. Jesus. Tai, kaip matote, aš turiu Windows XP paleidėją ir pasiruošiau kitą USB raktą, tad tegu tik tai pasileidžia į operacinę sistemą. Viskas, nice. Tik ispaniškai, tai nekreipkite dėmesio. Aš numesiu tą Windows PI savo svetainę, kurį jūs matote ekrane. Galite užeiti, pasižiūrėti ir aš parodysiu dar vieną dalyką, kodėl toje svetainėje galima apsilankyti. Tai pat. Gerai, tai pajungiu savo flešiuką, perimu pelę, einu į Equipo ir mes turime local diską C, kuris yra mano diskas, ir geriausia jį suformatuoti NTFS ir suformatuoti. Viskas, formatas pavyko. Ir dabar mes turime D diską ir aš biškį noriu vieną dalyką padaryti, tai Mount Image ir mes turime Windows XP kompiuteriuką. Aišku, aš nežinau, ar mums pavyks. Jeigu nepavyks, tai dar prie šito grįšim. Tai biškį update'as, pasirodo reikės Windows XP operacinės sistemos, tai aš iš karto pajungiau jį ant atkūrimo. Tai dabar mano 2 GB flešiukas atkuria, kaip vadinasi, operacinė sistema, tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Žodžiu, pirmą kartą nukopijavau ir turėjau problemų, nes operacinė sistema neatpažino, tai formatavau Jėzus Marija, NTFS flešiuką NTFS ir įkėliau per Linuxus, tai ką. Gerai, ką dabar padariau, tai čia biškį stringa. Įkėliau per rūfus ir pasižiūrėsim, ar veikia. Gerai. Pirma problema, install Windows XP neveikia. Nors tai jau buvo suprantama. Ir kai užeisi čia, jokios informacijos eroras. Kol išimsiu hardą, turiu dar šitą dalyką. Nepavyko. Turiu šitą dalyką, tai yra SATA į USB. Aš nukopijuosiu failus į šitą hardą ir viskas. Ir dabar vienas yra komentaras, o kodėl tu neini su disku? Visų pirma, aš turiu diską. Tai tas yra, bet visų antra, šitas kompiuteris neturi disk drive'o. Aš jau šitam esu problemą sprendžiu, iš AliExpresso parsisiunčiu
diskas į USB, kad būtų USB diskas ir kad galėtai žaidimus žaisti ir taip toliau. Galėsim pamėginti ant šito ir bus ok. Kol aš pertidinėjau į kitą kompiuterį diską, tai užeikite į vieną žaidimą, aš paliksiu aprašyme po savo linktree, galėsite paspausti. Ten žaidimas tiesiog pelėdų kovos, tiesiog galėsite paspaudinėti ir pelėda kils į viršų ir bus labai įdomu. Pažaiskit bent 2 kartus. Labai maldauju. Prašau. Žodžiu, labai blogos naujienos. Tai situacija tokia. Mano vienas hardas nuėjo šaibom, tas, kuris buvo nešiojamam kompiuterį. Vis tiek jisai buvo formatuotas, nieko jame nebuvo, bet jau aš trūkinėju iš hardų, tai ką žinau, ką dabar ties reikės padaryti, tai turbūt spauskit ant sponsoriaus. Ką žinau, 2 pažaidimai, dimai jūsų, 1 hardas, tai vat, ačiū. Tai važiuojam su šito, kur 1 terabaito, tai aišku, mes darysim 9. Ar tai yra logiška ir normalu? Nes turi šiek tiek vietos likti kompiuterį, tai dabar kūrimo Patricija, matote, 3,2 GB liko, 997, aš šitą paliksiu, tai pasakysiu dėl ko, tai, aigės mėginsim, tai ką man reikės padaryti, tai WinXP.org, ane, čia laikau tą VD failą, matot. Oi, blema. RAV XP.org. Negi sugadinau. Tai jo, aišku. Te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Gerai, tai ką, bandom, testas numeris 2, tai turim VDI, tik tai aš tą VDI ištrinsiu ir pavadinsiu XP1 ir turim. Nu ką, momentas teisybės. Aš flešiukus atjungiau. Nu, negali būt. Supratau, BIOS-AD nepatiko sistemai. Nors, ką galiu pasakyt. Pala, aš pabandysiu pajungti į safe modą, gal tiesiog driveriai nepatinka ir tiek. Ne, jam iš vis nepatinka. Gerai, ką dabar padariau, tai visų pirma, ką aš padariau, tai pakeičiau operacinę sistemą ir įdiegiau kai kuriuos modelius, tai yra Windows PE, nors aš išjungsiu, dėl to, nes aš turiu panaudoti kitą hardą, gerai, viskas gerai, čia normalu, save changes, pasižiūrėsim, ar bent tą gausim, nors aš nelabai tikiu, kad mes ir tą gausim. Gerai, Windows PE, šaunu, tai tik tai sureguliuosiu hardą, viską formatuosiu ir parodysiu, ar paleis, ar nepaleis. Formatavimo viską, jeigu pavyks, aš paliksiu savo svetainėje
ir ten galėsite pasinaudoti tuo, aš priembendinsiu video ir galėsit pasižiūrėti. Nu ką, sužinosim pagaliau. No way. Nu, jeigu įdiegimas bus geras, tuomet labai džiaugsiuosi jo produkto raktą aš to įvesiu. Nu ką, the moment of truth, dabarties. Ar pavyko, ar nepavyko. Jau čia tėve mūsų reikia melstis. Pelytę matom, šaunu. Turėtų dabar būti tokias dalykas kaip, va, turim, nice, ir, jo, ekranas, čia viskas ir taip aišku su tuo ekranu, nu tai, ką, o dabar sužinosim, ar išmes, ar neišmes. Jo, nekreipiu dėmesio, čia ekranas tokias, o ne, jo. Gerai, dabar nepergyvenam, muzikytės nėra, nes driverių nėra. Aš žinau, kad čia turi būti muzikytė, aš žinau šitą. Welcome to Windows XP, what I may help you. Nu, galime čia įdėti, aš prisijungsiu savo pelytę. Gerai, nice. Next. Gerai, kas naudo šitą kompiuterį, tai aišku, aš. Ir ačiū labai. Jo, nes aktyvacija jau susėjo. Ir. Nice. Nicely done. Ir dar laukiam. Jo, čia biškai bus lėtas, nes nei driverių nėra ir hardas nėra greitas. Nice. Šaunu. Jo, dar mano kamerytė mato. Ir pilna vietos. Dabar tik taip pasakysiu vieną pakeitimą, kokis yra blogas, jo mano palytis vienas mygtukas neveikia. Tai jeigu nueinam į properties, rodo tik 2,96. Dėl ko taip? Nes Windows XP tik mato tik 3 GB. Iš viso x86 arba kitaip 32 bitų mato tik 3 GB. Iš kurių 400 megabaitų rezervuoti, tai vat. Yra šaunu, žiauriai šaunu. Nu šitai geras. Tai gerai, susidieksiu driverius ir viskas. Nu tai ką, 3 valandą nakties šiuo metu ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas projektas pavyko, pradėjom per užgavėnes, baigėm per Valentino dieną, tai turbūt aš redaguosiu šitą visą dalyką ir pamėginsiu išleisti, o toliau žinot, eisit paverkt ir taip toliau. Užeikite į svetainę, tenais aš jau palikęs vieną modą, kuriame ten tiesiog Windows XP sulietuvinimas, bet tiesiog čia kitam epizodui, nes aš į šį epizodą nelabai kažką sukišau, nes ir sunku buvo, ir nelengva buvo, ir labai daug dalykų nusivarė. Pavyzdžiui, aš turėjau nufilmuoti visą dieną tą epizodą, kur įkeliu XP, įkeliu sulietuvinimą, tiesiog driverius įdiegiu, bet man pasirodo, driverius reikės įdiegti po video įkelimo ir sulietuvinimą kitam video palikti. O driverius yra paprasta rasti, jeigu naudot AMD, tai juos lengva rasti, jeigu jau naudojat NVIDIA ir jūsų kompiuteris yra
jaunesnis negu 2013, tai teks atsisveikinti su driveriais. Bet šitas kompiuteris turi ir AMD procesorių ir viską, kaip aš ir pasakiau. Ir jo, tokie dalykai, tai galite lengvai įsikelti į operacinę sistemą, galite lengvai naudotis Windows XP kiek norite, tai AMD yra lengviau, bet Nvidia yra sunkiau. Tai dėl ko sakiau 2013 ir senesnį, dėl to, kad Windows XP era baigėsi 14 metais ir 13 metais jau gaminimas kaip ir baigėsi. Nebent jūs randat pigesnį kompiuterį ir jums tai bus lengva surasti. Tai vat, ačiū visi, kad žiūrėjot ir iki.